Labą vakarą visiems. Voiška, labą, Virginija, labą. Sveiki. Ir kas žiūrėsit, online leidžiam, bet pakol kas tik patriotų grupiai paskui pasidalinsim. Tokią laidelę, sumastėm sukurti, pabendrauti apie kai kurios dalykus, kur čia, kaip sakyt, kaip juos pavadinti, Juraičio užauginti, pagimdyti Juraičio laidose, apie, mūsų požiūrį tokius keistus dalykus, gan išreklamuotus, į žmonių sąmonę įkištus, neaišku kodėl, apie suverenus ten, per Užkuraičio bendruomenę, kaip ten, po to apie varlės, tų kai kada emocinių pagrindų padidintų to žinių sklaidos. Tai vat ir vakar žiūrėjau, ten įrašas buvo apie Lunskio, kaip jis rinko žmonės ir ten su žmonėm, kaip sakyt, bendravo tuos variantus, kokius atsarginius daryt, kaip ar bendruomenę kurt, ar kažką, jeigu atsitiktų negeri dalykai. Aš prieš Lunskį neturiu nieko prieš, bet laidoj daug kas sakė, kad jis normalus, teisingas žmogus Lunskis, bet laidoj ten mačiau žmonės, daug kas gyrėsi, kad iš Užkuraičio religinės bendruomenės įsigyja kaip tą suverenus, kaip jie sakė, suverenus, ane? Ir pats Juraitis ten apie suverenus daug kalbėjęs savo laidose, man kažkaip galvoj nesutilpa ir su kitais, tai suprantančiai žmonėm kažkiek kalbėjo, irgi nesuprato. Ir Virginiją turim, kuri yra įsigijus suvereną iš kito žmogaus, ir kas tas suverenas tavo nuomonė yra, ir kaip tu įsigijai, ten kiek kainavo, nes pas Užkuraitį, kiek žinau, 60 eurų jis pats man yra sakęs, su juo esu bendravęs, ten už kortelę 10 eurų ir už tą visą sutvarkymą ten 50. O kaip tu, Virginija, susitvarkiai, kaip tu manai, kas čia kaip yra? Sveiki. Pas mus yra viskas nemokamai. Aš įsigijau pas Rasą Šimkevič. Jeigu Facebook'e, ieškoti, maždaug plius minus pasižiūrėti. Palaukit truputėlį. Tai kol Virginija grįš ir mano supratimu pakomentuosiu, kad priklausimas gerai, tada grįžai, Virginija, tada tęsk. Tai mums tai niekas nekainavo, viskas buvo suaiškinta, aišku, labai net perdėtai smulkiai iš Rasos pusės. Esmė ta, kad mes nusintėm dokumentus, gavom aišku numerius, bet juos tiesiog įsirašysim į galvą, ar ne, atminti. Ir mes turėsime kelis žodžius, tos žodžius, kuriuos turėsim panaudoti, pavyzdžiui, sustabdžius policijai, atėjus į namus kažkokiam tais pareigūnams, ar tai nuėjus į teismą. Šitie žodžiai praktiškai sustabdys jų tuos tokius nelegalius įvykius, kurie, sakykime, kuriuos norėtų jie įvykdyti, ar ne? Tai skiepijimas, kodėl mes, pavyzdžiui, nemokėtumėm kažkokių mokesčių, kaip dabar, pavyzdžiui, Lietuvoje yra sveikatos mokestis, bet sveikatos niekas, niekur ten, nei polikliniką nepapulsi, nei dar kažkas nieko nedaro, ar ne? Ir vis tiek žmonės moka. Tai mes daug ko galim atsisakyti. Tai tiesiog tiek. Taip, ir ten, sakai, priregistruojama Vatikane, Anglijoje tie. Jo, yra išsiunčiami mūsų dokumentai, viskas paaiškinama, parašoma Vatikaną, į Angliją. Bet esmė tai ir yra, aišku, ten pačios Rasos reiktų klausti, gal sutiks laidoj pabendrauti, jeigu sutiks. Bet esmė, kaip suprantu, suverenas ir yra, kad tu nepriklausai jokiom organizacijom, ar religiniam, ar ten dar kažko. Tai jokių religijų negali būti, tai yra, jeigu tu kažkom tiki, tai ir turėti savį, jokių ten sektavimų, jokių kažkokių priklausomybių ar dar kažko nėra. Tiesiog esam visi laisvi, gyvenam kur norim ir taip toliau. Tai ir norėjom kažkiek apšviest, jeigu ateis, kaip jei Rasa sutiks pabendraut, gal daugiau papasakos, bet esmė ta, kad čia yra tas 50 ar 60 eurų
kas kainuoja daugiau nei ID kortelė, toks man jaučiasi kaip labiau lindimas į kažkaip žmonių gal ir kišenę kažko, ieškojimas toj kišeniai pasinaudot žmonijos tą krizinę krizę tokią stresų nelaimės metu, nes gi vis tiek, jeigu išleis įstatymus ten vyriausybė ar paskelbs nepaprastąją padėtį, tai nepadės ten kažkokią religinę bendruomenę, kad ten užkuraitis kortelę duos čia. Nebūkit labai naivus, aš manau. Jo, aš manau, kad tai nepadės, tiesiog turim labai gerai būti pasikaustę aplamai, mes turim žmonės būti aplamai pasikaustę gerai įstatymais, mokėti kalbėti, būti drąsiems, religijų, būtent, kokios religijos, gerai, yra tie krišnai, tai yra tie musulmonai, jie daug pasiekė ten su tais savo atvykimais. Tai užkuraitis, kiek žinau, krišnaitos Krišnaitos, kaip jis sekėjas yra tos religijos. Nes mūsų grupiai, kai vienas žmogus pakritikavo, kad ten tą religiją, tai jis net žeidinėt pradėjo tą žmogų, išbėgo iš grupės. Tai irgi pagalvojus, kaip pats religingas žmogus, bet vietoj pagarbios diskusijos su įžeidinėjais, jo, tai taip. Tai va. Ir aš sakau tiesiai šviesiai, aš jeigu būčiau kažkada gyvenime galvojus eiti pas užkuraitį rašytis, tai kažkaip man ta religija tikrai ne į temą, aš netikiu jokiais krišnam ir dabar dėl to registruotis su logika man nesueina vis tiek, ar ne? Nes jeigu norės priskiepyti, tai nepadės tau nei krišna, nei dar kažkas, nei nieko. O jie įstatymų nežino. Aš kiek bendravau, tikrai jie tiek nežino, kiek sakykime, tie tikri suverenai, tikrai yra pasikaustę, mačiau labai daug gyvai rančių video salėse, teismuose, daug kur ir jie laimi, ir jie tikrai laimi. Tai gal Rasa, kada pakviesi daugiau, gal paaiškinsi? Mes sutarėm rugpjūčio plius minus 15 dieną susitikti ir padaryti video įrašą. Aišku. Tai va. Būtinai atsakysi klausimus. Aišku, tai va tą temą kažkiek pabendravimo. O tu, Kristoferi, ar nori kažką pridurti tą temą? Apie šitą? Jo, apie tos suverenus. Čia, kur kalbėjom, ką žinau. Ar tęsiam? Ką galvojat? Nelabai daug turiu čia ką pridurti, nebent tai, kad man tai atrodo, kad aplamai mulkinti žmonės amoralu, bet ypatingai tikybos kažkokiu tai klausimu taip spekuliuoti ir devalvuoti viską iki to, kad formaliai tariamai kažkokį tikėjimą tu priemi ir susimokyti pinigus už tai, tai čia dugnas yra. Ir man tiesiog kyla klausimas, iš kur žmonės tokie naivus. Bet ką, čia Lietuva. Na tai va. Ir tada gal tęskim laidą, aš dar norėjau ir... pritildysiu. Norėjau pakalbėti ir, kaip sakyt, čia apie herojų, tą Juraičio laidose kitą herojų, kur jis brandino apie Varliną, kaip jis Kuononas vadinasi, čia, kaip sakyt, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, bet esmė, man kaip mano akimis žiūrint, kaip paprastam žmogui, aš nesu didelis analitikas, bet man tie dalykai tokie, kad, kaip sakyt, žmonėm, emocijom daugiau, aš nesakau, nenoriu aš prikišti kitiems savo nuomonės, yra detalių, kur galima gauti ir naudos, kaip iš informacinio lauko, bet man kas labai nepatiko, kad Varlė Juraičio laidose labai tas detalės kartais taip išpučia, ten, kaip sakyt, ar Amerikos prezidentas, ten Trumpas, su savo komanda stengiasi darytų gerų darbų, tuos globalistus, elitinius, korumpuotus, kažkiek paspausti juos, nubausti, bet aš nesuprantu, mano galva, ar Varlinas ten tyčia taip išpučia, kai būdavo, atsimenat, jo pasakojimai per 10 dienų, ten ar nuo balandžio 1 iki 10 ten dings internetas, telefoninis ryšys, čia sienos uždarytos tyčia karantino dėka, kad tie nusikaltėliai negalėtų migruoti tarp valstybių, kad būtų lengviau juos išgaudyti, čia Europą apsups Trumpo
kariuomenė ten ar laivynas per 10 dienų viską išgaudys ir po 10 dienų atsibusim vos ne kaip kažkokiam ar rojui, ar šviesoj, žinai, viskas sutvarkyta, ten energija nemokama iš kažkur ten. Tai vat, gal paleisiu tą tos laidos, atsekiau tą tarpą, kur jie taip kalbėjo ir paskui pakomentuosim dar kartą. Ar nieko prieš, Kristoferį? Pirmyn. Na, pabandom. Prabudimą. Čia yra versija, kur yra patvirtinta Q visokiais būdais, kaip aš ir rodžiau, reiškia. Tam buvo ruoštasi senai. Tai buvo bendroji plano dalis. Operacija šita buvo perimta ir valdoma senai, ji privalėjo įvykti neišvengiamai. Tai išsivalymo ir neišvengiamo žalos minimizavimo operacija. Toks jos tikslas yra pagrindinis. Iš esmės tam, kad geri žmonės nepavirstų minios teismų, ir tam, kad vaikai nematytų tūkstančių pakaruoklių ant gatvių šviestuvų. Neapykantą neturi užvaldyti. Be abejo, bus tokie, kurie bandys pasislėpti ir kaip nors pergyventi, jeigu viskas nebus kruopščiai suvaldyta visa situacija. Atsargiai mėtydami jiems jauką, atverdami ir parodydami juos ir jų šaltinius publikai, jų šaltinių ir tiekimų linijų nutraukimas, tikslių žiurkių linijų nustatymas realiuoju laiku. Nes, pajudini, žinai, ir žiūri, kas vyksta iš karto, kas kur nutekina, kas kur ką važiuoja, su kom šneka. Stebėjimas, kaip jie kompromituojasi ir išlieka vietose, reikalauja nemažai laiko. Tačiau tai užtikrins, kad viskas įvyks ganėtinai ramiai ir žmonės bus užtikrinti tiesa. Darant tai, greitai būtų susiformavusios minios ir tapusios tuo, prieš ką kovoja. Taip pat tai bus pats šlykščiausias kada nors žmonijos matytas vaizdas. Ir tai privers mūsų visiems laikams nusigręžti nuo tamsos. Niekas iš mūsų nei priglaus ją, nei taps ją, nei taps žudikais, neapykantos, bet kam kupinais tamsos tarnais. Rasime naujus kelius atsisukti į šviesą, rūpinti savo vaikais ir kurti pasaulio naujais būdais. Išvalysime žemę ir joje neliks vietos neapykantai, mes jai paprasčiausiai nebeturėsime laiko. Taigi šis užkratas yra priedanga didžiausiai kada nors vykdytai Jungtinių Amerikos valstijų karinės žvalgybos operacijai. Planas yra išjungti visą žemės gaublį, įvykdyti masinius areštus, pašalinti šėtoną ir jo tarnus iš vyriausybių, iš bankų, iš globalistinių elitų, Holivudo ir sporto žvaigždžių, dalyvavusius veikloje Epštyno ir panašiose salose ar masyviuose korupcijos skandaluose. Pašalinti netikrą valiutą, grąžinti pinigams aukštą standartą, įvykdyti pasaulio valiutos perkrovimą, eliminuojant pasaulio banko sistemą, įvesti naujus įstatymus, kurie jau senai sugalvoti, ten pavadinimas net yra, kurie panaikins visas skolas bankiniams struktūroms, duoti žmonijai daugiau kaip 6000 ligų gydymo galimybės, nemokamą energiją ir dar daugybę kitų gerų dalykų. Atverti kelią Nikola Teslos ateičiai, taip kaip ir turėjo būti prieš 70 metų. Bus laikas, kai viskas ir visur bus uždaryta iki 6 savaičių terminui. Kariuomenė palaikys tvarką. Prognozuojame, kad kažkur balandį masinė medija bus priversta pradėti pranešinėti apie užkrato suvaldymą. Tuo pačiu atverdama kelią pranešimams apie tai, kaipgi Trumpas suvaldė šią situaciją ir kas turi būti padaryta. JAV kariai šiuo metu tyliai dirba Vatikane. Ir kasgi žino, kokios paslaptys bus rastos jų katakombose. Spėjimai pastatyti ant ilgai sekamų tendencijų ir jau žinomų įvykių analizės. Taip pirmą kartą istorijoje sudaroma galimybė areštuoti iškart daugybę labai blogų žmonių. Jiems atimam galimybę pabėgti į kitas šalis. Uostai uždaryti. Italija, seniausios mafijos šalis, yra pilnai karantinuota ir Vatikanas pilnai apsuptas. Tas pats vyksta su Kinija, Saudo Arabija ir Iranu. Šis senai planuotas įvykis bus panaudotas kovai su jo autoriais ir rezultate padovanos pigų kūrą ir kreditus būstui su mažomis palūkanomis, suardys Kinijos prekybos tinklus ir kelius ir prekybos žmonėmis ryšius. Nusikaltėliai nebeturės kur pasislėpti. Nemokamą energiją žmonijai bus galima duoti tik tada, kai ilgai laikytos dirbtinai aukštos naftos kainos bus sumažintos iki tokio lygio, kad nebeapsimokės investuoti į jų gavybą ir vėliau manipuliuoti ją kaip įrankių įtakoti įvykius pasaulyje. Naftos karteliai privalo būti eliminuoti.
gavyba padaryta nerentabilia. Tai reikštų, kad jie ilgai laikė žmoniją įkaitais, laikydami dirbtinai sukeltas kainas, taip padarydami žmonės savo vergais. Artimiausiu metu iki šiol neinformuotų žmonių ims uždavinėti labai daug klausimų. Taigi, JAV nutraukė keliones iš Europos, tam, kad būtų lengviau sekti ir sumažinti judėjimą. Dabar ką apie tai parašė Q? Anonis paklausė, ar Europos grandinės tikrai bus irgi nutrauktos. Q atsakė, VV tai yra worldwide, tai yra pasaulinio mastu. Šitas Europos banas kelionių baigėsi balandžio 10 šių metų. Ilgai bus. O balandžio 10 tai yra 4, 10, 20. Jeigu pagal geometriją žiūrėti, pagal skaitmenę reikšmę, tai yra DJT, tai yra Donald John Trump. Pirmos raidės. Įvykdytas. Tai pagal viską gaunasi, kad jisai vis tik mesijas tada. Tie, kurie nori ateimo. Ne, jisai ne mesijas. Jis atlieka savo rolę, kuri yra be galo, aišku, svarbi, istorinė rolė. Tokie žmonės gimsta vieną kartą 1000 metų. Bet jis yra tik žmogus. Ne, tai kalba ne apie tai. Pantinė. Na va, čia tas buvo, nežinau, matyti ten topinė laida, jų buvo ten apie 300 000 peržiūrų buvo YouTube'e, kiek ten. Tai ką tu, Kristoferi, aš nežinau, pakomentuok, jei turi ką. Nu, tikrai turiu ką, paklausysiu. Na, paklausysim, žinoma. Tai visų pirma, tai aš kai pasižiūriu, sakykime, Lietuvos tą tipo vadinamąją nesisteminę opoziciją ir palyginu, pavyzdžiui, su rusakalbė informacinė erdvė, tai aš tiesiog esu pakraupęs tuo žemu intelektualiniu lygiu, atsiprašant, mūsų žmonių, nes, pamatyk, gerai, tarkime, kad Trumpas iš tikrųjų yra šitas geradėjas, kuris atėjo išvaduot pasaulio čia, iš kažinko. Bet tada reikia iškelti klausimą, kas yra pats Trumpas, kokius interesus jis atstovauja. Taigi jis pats yra oligarchas, dinastinis multimilijardierius, kuris priklauso tiem patiem planam. Galima tik kalbėti apie tai, kad vyksta vidinė kova tarp to finansinio arba globalistinio ir labiau pramoninio arba nacionalinio kapitalo. Tai tas finansinis būtų Clinton, reiškia, o tas nacionalinis pramoninis labiau Trumpas, bet ar jie iš esmės, kaip pasakyti, jų ideologija, jų projektas, jų galutinis tikslas, ar jis iš esmės ko nors skiriasi? Aš sakyčiau, skiriasi tik tai taktika, tik tai strategija. Tai, sakykime taip, Clinton ir kompanija nori palikti tas pačias globalizacijos taisyklės, kuriomis buvo žaidžiama nuo Tarybų sąjungos krašto iki šiol, o Trumpas atstovauja tai Amerikos elito daliai, kuris supranta, kad su šiomis žaidimo taisyklėmis Amerika neišvengiamai pralaimės Kijevą. Todėl reikia bandyti iš paskutiniųjų kažką tai keisti. Ir ryšim su tuo, mes turime šitą visą su koronavirusu šitą užsidarimą reiškia, prekybinius karus prieš Kiniją ir taip toliau ir panašiai. Tai dalies Amerikos elito užsakymas yra. Bet klausimas, ar Trumpas turint šito omeny, kovoja prieš neva kažkokius globalistus. Tada iš karto paklausiu, kodėl Trumpas palaiko sankcijas prieš Rusiją? Kodėl Trumpas paremė ir net neparemė, atsiprašau, aš neteisingai sakau, kodėl Trumpas įsakė nužudyti Irano generolą Kasemą Suleimanį? Gal tu, atsiprašau, Kristoferi, gal tu norėjai pasakyti, kodėl Trumpas palaiko santykius su Rusija, o ne prieš Rusiją? Nes aš išgirdau. Dėl sankcijas, supratau, ne taip išgirdau. Jo, tai jis vykdo iš esmės Amerikos imperialistinę agresiją prieš savarankiškumą siekiančią šalis. Tai apie kokį čia antiglobalizmą galime kalbėti. O kas liečia patį tą vadinamą Q ar Q judėjimą, tai patys pamastykime. Tai šarlatanizmas. Tai sako, nuo 2017 metų jie vis sako, ateis diena, kai įvyks masiniai areštai, kai... Va. Ir vis žada datą kažkokią, žada vėl ir ji vis neateina. Ir toji, kaip supratau, iš ištraukos,
kuri buvo Ba- pagrota. Tai čia buvo paskutinis tas neva tai momentas didysis. Tai jis Nu, jo. neatėjo. Na taip, Tai- tas. Ar čia kuo nors skiriasi nuo religinių fanatikų, kurie sako, va, Jėzus Kristus ateis į žemę ir išgelbės. Nu, Žinot, šiuo požiūriu logikos nieko nesiskiria, tik aš pasakyčiau, tai dar nesveikiau, nes paimkime tą pačią visą religinę moralę ir panašiai ir palyginkime su Trumpu. Nu, tai Trumpas, nei jis ten didis žmogus, nei ką, jis yra hamas, jis yra amoralas ir jis tiesiog, nu, jis yra psichodelinis prezidentas, kuris puikiai išreiškia, kiek supuvo ta visuomenė. Bet reikia turėti omeny, daug normalių žmonių už jį balsavo. Ir, kaip pasakyti, tai yra labai svarbi detalė. Todėl, kad, na, jau visiems aišku, kad tie demokratai, Clinton ir panašiai, kad čia, nu, grubiai tariant, kad čia... Jau supuvęs, kaip pulinys sprogstantis toks jau. Taip, net amerikonam čia. Na taip. Bet esmė yra ta, kad Amerika, kaip pasakyti, ji pasaulyje užima unikalią padėtį tuo, kad ji faktiškai tai yra valstybė parazitas, lopstantis viso kito pasaulio sąskaitą ir jų tie žmonės, netgi patys biedniausi ir nuskriaustieji, jie įsivaizduoja, kad jie yra kažkuo ypatingi ir jie kažkuo geresni. Na tai jie kaip alternatyva tipo priima natūraliai kažkokį senį, kuris ateina, reikia Ameriką, už Ameriką vėl grįžė. Amerika pirmiausia ir panašiai. Nu ir ką, jie nubalsuoja už jį, jie tikisi radikalių kažkokių tai pokyčių. Bet kad tų pokyčių nėra. Nu ir tada disonansas. Tai kodėl tiek daug šneka ir kodėl faktiškai nelabai kas čia keičia. Na per 4 metus tikrai nežymiai, gal truputį kažkas ir juda, kažkiek gal truputį, bet kai kažkas, vat, man ir gaila, tų jau pradeda gailėti, aš nepakeisiu žmonių sąmonės, bet kai kažkas užšoka ant bangos, ant to žinai, kad padaugina iš 10, kaip tu sakai, per 10 dienų ten balandžio 1 išgelbės pasaulį, ten net Kinija apsupo, jau pats girdėjai, tą Europą apsupo, ten Trumpo armija. Paskui jis dar sakė, jis vėliau pasitaisė, nu sako, aš apsirikau, čia gal gegužę mėnesį, bet sako jau vis tiek, čia greitai, čia jokių antrų bangų nebebus. Jis dar bandė, buvo jo laida, aš atsimenu, o paskui jau vėl čia prieš kokias 2 savaitės, ne, čia turim ruoštis jau antrai, nu, kaip tu sakai, ta psichozė, vat, veda žmonės į tą, aš nemoku pasakyti, žmonių, kaip čia, kur žmonės galėtų tą energiją kažkur, kažkiek 10% ar daugiau netiduoti tom psichozės tokiom laidom su varlėm būrėjais, daugiau teigiamų darbų padarytų bendram labai, ar aš klystu, kaip... Jūs absoliučiai teisus, aš tik norėčiau papildyti 2 punktus. Pirmas punktas tai būtų, kad reikia turėti omeny, kad pats QAnonas, tai Amerikai šitas jų kabutėse pranas, jis yra ne kartą pasakęs, kad sako taip, aš pateikiu klaidingą informaciją, aš pateikiu melagingas datas, kada tariamai visą tai vyks. Ir aš tai darau todėl, kad šitie blogiukai negali sužinoti, čia turi būti netikėta. Na taip, čia yra kas? Čia yra požymiai, galima sakyti, totalitarinės sektos, kuri verbuoja žmonės, daro jos zombiais ir tada pasiteisina. Tai čia pirmas punktas. Antras punktas, tai, nu, kodėl žmonėms šitai yra patrauklu, tai kas be ko Lietuva jau per 30 metų visiškai tapo tos angliakalbės amerikoniškos informacinės erdvės dalimi, čia ta propaganda praeina. Na ir čia, kai šitas karantinas reiškia kabutėse taip vadinamas, įvestas buvo, tai daugelis žmonių, kurie nepolitikavo, pradėjo interesuotis, kas vyksta. Nu ir kadangi žmonės nėra patyrę, kadangi žmonės neskaito rimtesnės politinės, istorinės ar panašiai literatūros, jiem lengviausiai kimba paaiškinimas, kuris yra pats aštriausias, pats sensacingiausias ir kartu reikalaujantis minimalių protinių pastangų. Nu tai vat pažiūrėk. Mano įsitikinimu, tai jeigu tu nori susigaudyti pasaulyje, nori, nenori, reikia susipažinti su marksizmo pagrindais, žiūrėti, kaip vyksta socialiniai, ekonominiai, politiniai procesai ir kaip viskas yra susiję. Na, bet tai reikalauja labai daug skaityti. Daug, jo. O štai QAnonas, viskas labai paprasta. Viskas tipo buvo labai tvarkoj, labai gerai. Kažkokie blogiukai užgrobė, sistema nieko dėta, sistema gera, tiesiog blogiukai ją užvaldė. Va, bet ateina geras vyras,
vos ne Jėzaus Kristaus antras atėjimas į žemę, Donaldas Na. Trumpas. Ir jis va čia mus išgelbės nuo pražūties ir sukurs rojų žemėje. Nu tai daug lengviau veikia. Tai yra labai paprasta primityvi schema. Na, Jo. bet ji ir sudūžta labai greitai, nes tai visiškai nieko bendro su realybė. Tai taip, tada pabaig, atsiprašau. Nu ir aš manau, kad didelė dalis žmonių nusivils, dar mažuma fanatiškai toliau tikėjęs, nes aklų fanatikų dėja visada būna, ir dar mažuma, manau, nusivils tuo, bet apskritai jie eis ieškoti adekvatesnių kažkokių paaiškinimų, kas, kaip ir kodėl. Ir vat būtent su ta dalimi reikėtų dirbti. Bet aš manau, didelė, kaip pasakyt, ne paslauga, šitą meškos paslaugą, sakykime, gerbiamas Kazimieras padaro, kai jisai žaidžia su tokiais šarlatanais kaip Varninas, man atrodo, tik todėl, kad tai padeda papijarinti kanalą. Na, taip. Negerai. Nieko asmeniškai įžeisti nenori. Jo. Negerai. Jo, tada, kur, kaip tu sakai, visuomenė, kur yra visokių žmonių, kur užsiėmė kitais dalykais, kaip sakyt, gyvenime įsijungia laidelę kokią vieną, ne ten, ir netyčia pataiko ant tos laidos ir pradeda įtikėti, žinai, kur jau daugiau analizuoja, tai gal turi savo mąstymą, tiek aklai neįtikė, o daug žmonių įtikina tiesiog aklai, kad čia kažkas išgelbės ir viskas bus gerai. Ir... Dar vieną momentą galima? Jo. Vat būtent kreipiantis, jeigu žiūri, į tuos žmonės, kurie tiki šitais kanonais ir panašiai, vat jūs patys pamastykite, tai jeigu šita amerikonų armija išžudė milijonų žmonių Irake, jeigu šitie laukiniai, kabutėse civilizuoti laukiniai, Afganistaną dusina 20 metų, skerdžia žmonės, jie Sirijoje sukūrė peklą, jie Libijoje sunaikino valstybę, kad užgrobtų naftą, nužudė ir atsiprašant į užpakalį peilį sugrūdo valstybės vadovui Kadafiui ir sukūrė ir Islamo valstybę, ir visą šitą beprotnamį dabar vykstantį, nekalbant apie Vietnamą, apie Koreją ir krūvą kitų Amerikos nusikaltimų. Tai jeigu va šitie tą daro, tai ir jūs visiškai akli, kad jūs pamanysit, kad va dabar tie patys, kurie darė šitą, kad jie ateis išgelbėti pasaulį ir už ačiū. Tai koks jiem interesas? Na taip. Tiesiog elementarius dalykus paimti reikia. Kad ir ta Amerikos, dabar atsiminiau į savo galvoj, Amerikos valstybėgi susikūrė išžudžius indėnų tautą, tai vien jų ta istorija, ta kultūra ilgą laiką kurta jau ir genuose ir visur, kitaip, nes tas vakarų visas, nežinau, kiek čia aš giliai galiu tai sakyti, pasaulėžiūra yra tokia, kad, kaip čia, gal ne 100%, bet dažnu atveju sunaikink savo artimą, kad išgyventum pats. Aš čia žmogiškai kalbu. O ta rytų ir vidurio rytų, jinai tokia labiau remta gal buvo, kad mylėk savo artimą labiau nei save patį, ne kažkaip. Priešą, man atrodo. Ir artimą gal. Ar taip kaip save patį. Kažkas tokio, bet... Matote, reikia skirti vakarus ir vakarus. Tai, kas buvo vakarai prieš 100 metų, tai yra visiškai kas kita negu kas dabar. Nes šiuolaikiniai vakarai tai nėra tikri vakarai, kurie, tarkim, buvo ta buržuazinė demokratija, humanizmas kažkokios formos, nacionalinė valstybė kažkokia. Čia yra mutant. Čia yra jau kapitalizmas išsigimė į mutantą, kuris pats atsisako savo tokių kaip žmogiškų ar normalių principų. Na taip. Pažiūrėkite, ta prasme, nacionalinė valstybė suardyta, vietoj ko ateina transnacionalinių korporacijų diktatūra, vietoj humanizmo ir žmogaus teisų mes turime žmogaus nužmoginimą ir visokius transhumanizmus, transvestitus ir einama link to, kad, kai įvestų robotizaciją, jeigu mes turėtume santvarką, čia jau kalba apie socializmą, bet jeigu turėtume santvarką, kur paremta visuomeninė nuosavybė, tai robotizacija reikštų, kad žmonės turės trumpesnės darbo valandas, turės daugiau laisvo laiko, galės geriau gyventi. Bet tada tai reikalautų, kad ne ant pelno pagrindų viskas stovėtų. Dabar, kai viskas ant pelno pagrindų, tai bus taip. Atsiras milijonai ir milijardai lyšnų nereikalingų žmonių visame pasaulyje.
Nes už dyką niekas tau valgyti neduos. Už dyką niekas tau namų neduos. Tai kas tada su lišnai žmonėm? Arba padaryti vergais, apie ką yra, kur atvirai kalba, arba išnaikyti. Tai vat kodėl Bilas Geitsas ir panašus kalba apie depopuliaciją. Nu ir vat einame toliau, kas ta demokratija dabartinė. Tai demokratija irgi formalus dalykas. Tai koks skirtumas, kad kažkokie oligarchai tarpusavį nutarė, kuris iš jų toliau valdys, Na, ir taip. tada nuleidžia iš apačios žmonėm, liaudžiai, kuri paversta banda paprasčiausiai, vat, bus tas ir tas, Pra. ir rinkitės iš fiktyvaus pasirinkimo. Tai čia nėra tikra demokratija, Pra. čia yra falš. Jo, Na, praktiškai jos nėra, tik per... Tai va, ir todėl nėra atsitiktinumas, kad šitie mutavę išsigimę vakarai, kad jie remia, jie buvo demokratijos ir laisvės šūkiai, remia islamo valstybę ir kitus ekstremistus, kurie iš viso yra prieš visko, ką formaliai vakarai deklaruoja, prieš tai, kad tai sunaikinti. Ir čia neatsitiktinis tandemas toks yra. O vat būtent Rusija ir, na, kaip buvo Libija, daleiskime, Sirija, Šiaurės Koreja, Iranas, čia nereiškia, kad ten super, ten gerai viskas, ar kad ten šventi tie lyderiai. Na, taip. Bet tokios šalis trukdo jiems viešpatautis ant pasaulio, todėl turi būti surinkta, todėl turi būti nuversta, todėl turi būti sunaikinta. O vat ir jie tą daro. Taip, Ir vat jeigu, aš šito ar baigsiu atkarpėlę šitą, kad jeigu iš tikrųjų judėjimas būtų prieš sistemą tariamai, prieš tą globalizmą ir panašiai, tai jis būtų anti-imperialistinis, jis būtų prieš Amerikos imperiją, jis būtų prieš ir respublikonus, ir prieš demokratus, jis būtų už Rusiją, už Iraną, už Koreją ir panašiai. O ką mes matom? Mes matom visiškai atvirkščiai. Vadinasi, na, čia akivaizdu turi būti, kad tai yra A, durnelių išmislas, bet aš abejoju tuo, nes tokį rimtą masinį fenomeną tu nesukursi per durnelį. Arba B, tai yra tų pačių Amerikos spec tarnybų projektas, arba liaudiškai šnekant lochatronas. Mano įsitikinimu tai yra nekas kita kaip tai, o Varlinas tikriausiai tai yra tiesiog fanatikas, kuris tuo įtikėjo, kuris tai varo gana sėkmingai, na ir kadangi jis suteikia balų tam tikrų peržiūrų kanalai, tai beje mūsų draugai kai kurie transliuoja šitą. Na jo, dar vieną. Nu, dėkui už nuomonę. Gal Virginija, ką nori dadurti iš savęs? Oi, čia sudėtinga tema iš tikrųjų, aš visai dar kitą. Tai nelabai noriu išsiplėsti iš tikrųjų su tą nuomonę. Bet ką šnekėjote apie tai, kad Amerika daug žudė, aš manau, kad visos šalis labai daug žudė. Tiek Rusai labai daug žudė, tiek kiniečiai, tiek anglai. Tai labai baisi istorija, kiek aš žinau. Pala, nesulyginami dalykai. Kiniečiai, kur jie įsiveržė į kitas šalis? Dabar staigiai nepasakysiu, žinokit. Matote, net nėra. Staigiai nepasakysiu, tikrai žinau, žiūrėjau, bet negaliu dabar taip pasižiūrėti. Keldama teiginį, žinokit, ką šnekat. Anglai tai teisingai, bet anglai yra nekas kita, kaip tai, iš ko jie ir išsirutuliavo. Vat Nausėda sako, tarp mūsų ir Amerikos, Lietuvos ir Amerikos yra neva tai ypatingas ryšys. Iš kur jis šitą savoką pavadė? Jis paėmė šitą savoką iš Anglijos, ar tiksliau Britanijos ir Amerikos. Jis sako, pas mus yra special relationship. Jo, sakau, pritariu. Jo, tai Amerika ir atsirado iš Anglijos, tai jų kolonijos buvusios reiškiasi. Ir pirmą Angliją pasaulį plėšė ir išnaudojo, po to perėmė stafetę Ameriką. Na ir tai dėl Rusijos tai elementarus klausimas. Kodėl Rusijoje visos tos tautelės mažutės, jos iki šiol gyvos, turi savo tradicijas kažkokias išlaikusias ir panašiai, o tuo tarpu Amerikos indėnai suvaryti į rezervatą. Na tai taip. Tai atsiprašau, tai yra nesulyginami principai dalykai. Tai jo, tai taip, esmė ta, bet tų idealių nebūna, ten gal kažkiek ir ta Rusija tų karų darė, kad savo įtako zoną plėst, bet aš kiek esu irgi esu domėjęsis tą istoriją kažkiek, dažniau vis tiek Rusija, kaip vienas juokavo ten, aš karininkų, kai dirbau, toks mano vadas, jis irgi daug domėjęs istoriją, sako, Rusija dažniausiai pabaigdavo karus vis dėlto, dažniausiai tai būdavo, kad
dėl... Nu, aš, pavyzdžiui, apie Rusiją, kiek žinau iš tavo, mano tėvukas yra labai gerai žinantis istoriją, ne ta, kur skaito mokyklose. Nu, pavyzdžiui, iš Rusijos, kas būdavo, tai netgi gyviem žmonėm ir vaikam lūpdavo odas ir gamindavo įvairius rankinukus ir taip toliau ten, aš jau nebekalbu. Ir tikrai daug žmonių buvo išžudyta. Tarkim, kas buvo genocidas su žydais, vokiečiai padarė ir su Rusija. Tai Rusija daug daugiau žmonių yra nužudžius negu vokiečiai. Iš kur tokia informacija? Iš mano tėvo. O tai jūsų tėvas kokiais dokumentais sugeba remti? Jis tai buvęs saugumietis Kokios valstybės? Lietuvos. Rusijos laikai. Jis remiasi... Nu tai jo, čia kas kam. Čia spekulacija. Na, Na, sakykime, kitiem galbūt spekulacija, bet čia yra tikri faktai ir Tai aš galiu pasakyti, kad kalėdų senelis yra tikras, pasakysiu tikri faktai, lygiai kaip Kuanonas sako, Trumpas dievas, tai tikri faktai, pasakiau, tikėkime. Na jo. Taip, kiekvienas turi savo mintį, savo nuomonę, ar ne, ir aš neprieštarauju nei jūsų nuomonį, nei dar kažką, bet... Realiai ir jūs mano, ir aš jūsų prieštarauju nuomonė. Tai aišku, kad ne. Aišku, kad ne. Jūs tik tai norit, kad būtų faktai. Tai faktų aš neturiu. Reikėtų pateikti faktus ir tada aiškintis. Na, tai jeigu nėra faktų, tai nėra argumentacijos. Rusija, kad imam šiandien, Rusija priešais su Amerika palyginus, kur Rusija užpuolė nors vieną šalį dabar. Nors vieną. Arba imam Tarybų sąjungą, kur ji, daleiskime, Vietnamą paimkime. Kas napalmo bombas mėtė ant Vietnamo žmonių? Tarybų sąjunga ar amerikonai? Tai žinoma, amerikonai. Nu amerikonai. O Tarybų sąjunga parėmė Vietnamo išsivadavimą. Tai ką, blogi? Na jo, šiaip reikia tokius, tai skaičiais jau tokiais svarbiais manipuliuoti. Aš irgi neįsižeisk, Virginija, jeigu man ar ir tėvukas sako, ar kas, aš niekada netikiu 100%, bet kas man pasako, visada aš reikalauju kažkokią medžiagą, kažkur kažką, o ne taip kad draugas man pasakė ar tėvukas ir aš patikėjau, nes man pasakė tėvukas ir tai negalima, nuomonę aišku, reikia gerbti visų, bet... Kitą kartą aš būtinai pasikaustysiu, šiandien aš tikrai buvau nepasiruošus jūsų temai dviejų, aš buvau maždaug suverenų temai pasiruošus. Tai kitą kartą, jeigu eisim galdensim šitą temą, būtinai paprašysiu visų skaičių, įrodymų ir taip toliau. Gerai, tada. Tai čia žmonių kalba, mes čia. Būtent, nieko tokio, čia jo, susikalbam svarbu. Nėra čia, nesibadom, šiaip bendraut galim. Dar paleisiu vieną klipą, čia naujesnį, kur apie Varliaus su Juraičiu. Jei nieko prieš gerai. Kokių 8 minučių čia bus klipukas. Čia 17 dienos šio mėnesio. Dėsningas reiškinys. Kuo didesnė tu išplėti teritoriją, tuo tau grėsmė mažesnė, branduoliniai, tai, centriniai, tai, metropolijai. Tik tai klausimas, kad dabar šiandien gal prasme prarado, kai fizinis karas neturi prasmės, informacinis karas, rinkų karas vyksta, o ne. Tai va tas ir Honkongo arba Taivanio užgrobimas, tai natūralus reiškinys. Natūralus, jo. Nes klausimas, taip yra, kai nebėra iš savų žmonių, ką išplėšti, tai eini pas kaimynus plėšti. Tai žiūrėk, JAV, net irgi lygiai amerikonai. Lygiai taip pat elgėsi visais laikais. Dabar tik prasidėjo decentralizavimo procesas. Ne visais laikais, Kazimierai, buvo periodas toksai, kai griuvo Sovietų sąjunga, tai ir JAV tuo metu buvo griaunama jau. Tai žinai, tai tęsiasi nuo 1912, nuo Titaniko, kai pradėjo, nuskandino Titaniką, sukėlė depresiją, supranti, sausą įstatymą priėmė, padarė bardaką mafiją, skaityk iššaknijo belekaip ir parsivežė nacius, sukišo į CŽV ir pradėjo savo eksperimentus. Tai ten iš viso šiandien nepavydžiu. Ant šito dalyko jie vargšai yra. Taip, bet amerikonai dabar, žiūrėk, bet jie per NATO tada valdė. Jiem nereikėjo, nes jie pasaulinė dominuojantį jėgą pasidarė ir per NATO bazės. Kazimierai, stop. Ne jie valdė. Taip, vėl grįžtam prie to.
Jie Nu, nieko vėl nevaldė, keista, baigtų. Jie nuo 19-12 jie valdžios neturi. Jie dabar tik atsijima valdžią, šiuo metu jie dar jos net neatsijėmė. Kol ten sėdi šitie puvekai kongrese, kol jie turi užsiminėti tokiais šūdais, atsiprašant, vietoj to, kad normaliai dirbti ir tvarkyti planetą, padėti susitvarkyti kitiem. Nes Trumpas yra pasakęs, mes pirmiausiai turim susitvarkyti savo, tam, kad mes galėtumėm kažkam kitam padėti. Ką mes galim kitiem padėti, jeigu pas mus pačius sugriuvė viskas? O ką neteisingai? O gal Bet tada, turėtų visiems žiūrėk. padėti ir save paukoti, Jo. pasiaukoti? Nu ne. Bet tada gaunasi, kad vis tiek, jeigu normaliai kryptis, jeigu keičiasi, tai viskas sugrįž link tautinių valstybių idėjos. Bet tada amerikonai praranda pozicijas. Na, va, ir man nesusiriša galai tada. Ne amerikonai praranda pozicijas, o globalistai. Amerikonai savo pozicijų nepraras, žiūrėk dėl ko. Kur pirmaujantis mokslas? Kur bus pirmaujanti gamyba? Kas pirmauja iš vis pasaulį visą laiką? Nesvarbu, kad ir globalistai valdė, kas pirmavo. Taigi Amerika pirmavo. Nu O gerai, kodėl pirmavo? tvarkoj. Kodėl? Dėl Nu to, gerai. kad sistema tokia. Nu gerai, bet jeigu pakeis sistemą, vadinasi, juk šitą evoliuciją netgi su globalistais, antivalstybiniais, viršvalstybiniais dariniais yra evoliucijos procesas. Jeigu jį apsukt, globalistų valdžią papjaut, Ne, o prie ko čia Kaip? evoliucija? nu koks skirtumas, ar dirbtina ir vis tiek evoliucija, nu argi kitaip. Ne, Kok- ne. Nu o kas? Ne. Prie O ko tai čia kas evoliucija? tada? Evoliucija tai yra, kai tobulėjama yra. Kai kažkas yra tobulėjama, dažniausiai tai yra savaime tobulėjama. Aš kalbu apie pokyčius, nesvarbu, aukštyn, žemyn, ten gėris, O blogis. čia buvo, Taip, klausyk, čia buvo, šitą planetą valdo balo kultas. Tu šitą supranti turbūt. Nu koks skirtumas, aš ne apie tai kalbu. Palauk, tai labai didelis skirtumas, tai iš to visą laiką reikia atsispirti. Šitą planetą valdo balo kultas. Taip. Tas taip. pats balo kultas, apie kurį yra istorijos, reiškia, apie Elijų ir panašiai. Na gerai, Tai- Tai palauk, leis man tęsti. Tai po praeito, reiškia, kažkokio tais ar polių pasislinkimo, ar kažkokio kataklizmo buvo labai didelį. Labai. Tai žodžiu, po šito, šitie išliko, tas balo kultas, grįžo į paviršių, jie po žemės išliko, nes jie po žemės įsirengė didžiulius turi. Ir jau dabar čia kitaip nebeišeina, jie kitaip, čia jie tikrai turi. Jie tose požemiuose per amžius lindėjo tam. Kas ten yra, mes net neįsivaizduojame, kas ten yra. Gal ir nereikia sveiko proto žmogui įsivaizduoti to. Bet esmė tame, kad reiškia, jie išliko ir jie išėjo ir jie valdė. Ir tai, kas dabar artėja, aš nesakau, kad artėja labai paprasti laikai. Gali būti, kad artėja irgi kažkokia labai didelė katastrofa. Bet skirtumas yra tas, kad dabar šitas balo kultas, jisai po tos katastrofos greičiausiai nebeišliks. Ir žmonija turės kažkokį bent jau šansą, supranti. Tai vėlgi dabar grįžtam prie to komunizmo, ar ne tos visos idėjos. Tai visa šita idėja, tai yra jų idėjos, jų. Čia yra šetoniškas valdymo sistemos, satanistinės valdymo sistemos. Šitas balo kultas tai yra satanistinis kultas. Tai kaip gali būti, supranti, tai yra nenatūralu, tai ne jokia ne evoliucija. Tai yra tikslingas, kryptingas žmonijos vedimas per amžius reikiamą linkme. Ir šitas, kai sugrius dabar, tai žinok, nėra nei pas tave galvoj, iš tikrųjų, nei pas mane galvoj to paveikslo, kurį galima būtų pateikti vietoje esamo, supranti, nes mes kitko nematėm. Mes paprasčiausiai operuojam tame, ką mes maždaug suprantam. Aha, čia komunizmas, čia natūraliai plečiasi, čia taip turi būti, čia natūralu. Kai taip galvoji, tai jo. Bet jeigu tu pradėsi įsileisti, žinai, į galvą kriterijus naujus, daleisi tai, kad visoje šitoje likti tu tik žinai tik tais vieną mažą gabaliuką. Mes žinok, aš dėl ko nenoriu spėlioti, nes aš, kai bus, nes aš matau, kad yra greunama, aš maždaug įsivaizduoju, link ko gali būti einama, o kai bus, aš tikrai nežinau, iš kur aš galiu žinoti. Aš lygiai taip pat kaip ir tu, kaip ir visi kiti gyvenam savo aplinkoje, matėm pasaulį tokį, koks yra, ir bandom operuoti, žinai, savo žinių rėmose, o jos yra mažos, tos žirnės mizernas yra pas mus visus iš tikrųjų. Nėra mūsų rate ne vieno žmogaus, kuris žinotų ten, tikrai, oi, Jėzus Marija, žinai. Nėra pas mus tokių žmonių. Lietuvoje tokių žmonių labai mažai yra. Yra vienas kitas, bet labai mažai. Tai nėra natūralu, tai yra nusikaltimas. Tai šitą visą nusikalstamą struktūrą, jinai siaučia po planetą, kai Marksas sakė, komunizmo šmėkla klaičios po Europą, po šalių griuvėsius. Čia Markso žodžiai.
Ir dabar yra va šitoj vargšiai roliai, va tokioj va šitoj tikrai vargšo roliai, man jų tikrai gaila, tai yra Kinija. Davė pasikelt, supranti, davė valdžiai įsigiaus, davė savo žmonės pagnobinžinai, ten davė jam pasidėkti, kaip priklauso per visą pasaulį, hebradergės po šiai dienai. A vat nebeišeina, supranti, vat kiša. Ir čia ne kinų iniciatyva yra, jie vargšai žmonės, jie tikrai nenori tokio dalyko, patys kinai. Jie patys net nesupranta, kur jie įstrigė yra. Kaip Sovietų sąjungos žmonės nesuprata, kur jie yra papuolę. Kas čia yra per sistemą iš viso. O kas tai buvo per sistemą? Tai buvo socialinis eksperimentas. Ką padarė Leninas? Padarė socialinį eksperimentą su valstybė. Nu, viską. Jų globalistų socialinį eksperimentą Rusijai. Stalinas ten savo ten kažką ten bandė išvaduoti, kiek ilgai tai truko. Ir kokią kainą tai buvo padaryta. Jėzus Marija. Aš tame nieko normalaus nematau. Čia yra velnio kontrolės sistemos ir niekaip kitaip žinau. Gerai. Tęsiam gal. Gerai. Aišku, tu gali su manim nesutikti, Kazimierai, tai yra normalu. Ne, tai beprasme. Virginija pabėgo, sakė, reikalų turi. Ar tu gal pirmas, kad nepamestum minties, pakomentuosi? Tai Jo, visiškų kliedesių. tu pakomentuok. Pradėkim tuo, kad absoliuti dauguma šitų teisuolių, kurie kalba, čia komunizmas tas, komunizmas anas, jie absoliučiai net nežino, kas yra tas komunizmas. Jie tiesiog nežino, kas tai yra. Paimkime jų tą iškreiptą pasaulio vaizdinį. Valdo neva Balo kultas kažkoks pasaulį ir komunizmas įrankis čia visus padaryti vergais. Gerai, daleiskim. Tai paimkime visą tą jų sąmokslo teoriją, kuria aišku jais, kad šitie globalistai, Balo kulto šalininkai ar masonai ar dar kas, kad jie padarė spalio revoliuciją ir Tarybų sąjungą, kad paversti visus vergais. Tai natūraliai turėtų kilti klausimas, jeigu mes suvokiam, kas yra socializmas, kas yra kapitalizmas, tai jeigu čia yra dalis to sąmokslo, tai kodėl Rusijoje tarybinėje, iš tų visų Rotšildų ir Rokfelerių, jų visa nuosavybė buvo atimta? Kodėl? Na tai kažkaip visiškai nesueina galai, absoliučiai nesueina galai. Nu jo. Ir kodėl? Todėl, kad yra iš tikrųjų kitaip, o kaip yra iš tikrųjų? Iš tikrųjų yra taip, kad Tarybų sąjunga tai buvo iš esmės kitokio gyvenimo, kitokios santvarkos projektas ir su jokiais Baalo tenai kultais ar jokiais globalistais. Tai principe nieko bendro neturėjo ir negalėjo turėti, nes Tarybų sąjunga atsiskyrė, nutraukė ryšius su visa šita pasaulinė sistema. Na bet Kuononas, kaip ir jo lietuviškasis šitas kloniukas Varlinas, tai yra grinai amerikietiškos informacijos produktai ir jie masto šaltojo karo metais įkaltom propagandiniam klišėm. Todėl, kai jie šneka apie komunizmą, jie sako, didelė kažkokia galinga valdžia, kuri nori, reiškia, mane nuskriaus. Bet apibrėžkime, kas iš tikrųjų yra socializmas, komunizmas, kas yra kapitalizmas. Kapitalizmas tai yra santvarka, kuri paremta privačia nuosavybė gamybos priemonės. Tai gamyklų, infrastruktūros, resursų, žemės ir panašiai ir panašiai. Natūraliai ir bankų ir visa kita. Ir šita privati nuosavybė išreiškia kapitalo santykį. Kapitalo santykis tai labai grubiai tariant, kad pinigas daro pinigus. Aš perku kažkieno darbo jėgą, tas kažkas dirba man, dirbdamas jis sukuria. Vartotojiškumas, tas prie to irgi matyti visas prisideda. Čia yra priemonė labai svarbi. Čia jau kalba būtų apie žmonių sąmonę, apie kultūrą ir dvasią. Čia kalbu grinai apie ekonomiką. Tai ką? Sukuriamas pridedamasis produktas, jį pasisavina tas, kuris pirko darbo jėgą ir jis nieko nedirbdamas su pinigais daro pinigus. Tai pavyzdžiui, Jeffas Bezosas, daleiskim, Amazon.com, milijardus, kala. Tai ar čia iš jo darbo jėgos? Tai aišku, ne iš jo darbo jėgos, iš žmonių, kurie jam atidirbinėja. Nerijus Numavičius, ką jis? Pats iš savęs milijonai. Tai aišku, kad ne. Na tai čia retoriniai klausimai, bet dabar reikime prie esmės. Kas yra socializmas?
socializmas tai yra idėja, kad va tie žmonės, kurie dirba samdomąjį darbą, kuriuos išnaudoja va šitie parazitai, grubiai pasakė, na, kapitalo savininkai, Na. kad šitie žmonės gali susivienyti, tapti jėga politinė ir atsikratyti tais savininkais ir vietoj to, kad daleiskime kokią achemą valdytų Lubienė ir ta šeiminėlė, kad tai priklausytų arba darbo kolektyvui, arba valstybei ir kad nei vienas žmogus negalėtų į savo kišenę imti to, ką visi sukūrė. Kiekvienas gauna savo atlyginimą, savo darbo užmokestį, o daugiau viskas eina į bendrą visuomeninį fondą, iš kur jau paskirstama pagal visuomenės poreikius. Taip, Tarybų sąjungoje buvo bėda, kad iš tų fondų kažkiek tą nomenklatūrą vogdavo ir panašiai. Bet aš paklausiu, o tai geriau yra sistema, kur net vogti nereikia, kur pats santykis yra vagystė. Tai yra, kur kapitalistas tave išnaudoja, ar geriau, kur bendras fondas ir tu gali kovoti, tu gali ginti tą fondą nuo vagystės. Tai va, tai čia apie vergovę yra absurdas. O galų gale, jeigu ne spalio revoliucija, tai Rusija niekada nebūtų galėjus tapti tokia galinga valstybė per industrializaciją, kokią ji prie Stalino tapo. Čia nereiškia, kad aš šlovinu ten viską, ką Stalinas darė, ar kad ten buvo ir nusikaltimų, buvo ir nepateisinimų dalykų. Bet aplamai sukūrė galingą valstybę, kuri vienintelė pasaulyje sugebėjo atsispirti Hitleriui, kuri sugebėjo sunaikinti berods 80% vokiečių karių, banditų šitų, kraugerių, nukovė Raudonoji armija. O mes turėtume žinoti, kad vokiečiai su Hitleriu prieš akį planavo 85% lietuvių išsiuntinėti lauk iš Lietuvos į Sibiro platybės, kur jie būtų viską užkariavę. Ir ta prasme, čia nebebūtų nieko. Tai kai Kuanonas šneka šitos dalykus, čia yra visiškas absurdas paprasčiausiai. Ir pagaliau. Toks emocinio lygio daugiau kišimas. Aš pastebėjau net tą atkarpą, kur esmė, kai bendrauja laidoj, turi būti abipusė pagarba. Jeigu kitas žmogus nori nuomonę išsakyti, ne? Tu pastebėjai, aš tokias detalės, nežinau, iš kur pas mane yra tas matymas. Aš neturiu tiek analitinio to išlavinto kaip tu, to mąstymo visko, bet aš tas detalės pastebiu, kad ir Juraitis kažką norėjo pasakyti, ne, ten, kad Amerika per NATO ten ir vis nutraukė, supranti, net neleidžia žmogui nuomonės pabaigti ir antiek nutraukė, kad jau galų gale Juraitis 3 minutės tylėjo ir vieną paskaitą klausė, vienpusę tą, žinai, nuomonę, kaip sakyt, kad tu turi mąstyti, kaip vos ne aš tau įteigiu, žinai, tas bendravimo kultūra man, bet kame esmė, kad kiek tų laidų anksčiau žiūrėdavau, Juraičio man patikdavo, dar šių metų pradžioj kažkaip, jis sakydavo, bus alternatyvios nuomonės mano laidose, bus įvairių žmonės, žinai, ir ten atsimenu buvo Zuikis, ten Baltušis, dar kiti tokie praktiškesni ekspertai, kur įvairiai pasisakydavo, ne vien į vakarų pusę, ne vien Ameriką girdavo, įvairios nuomonės buvo, bet kažkaip jo laidose nebeliko. Gal aš kažką žinau, gal nujaučiu, gal spėju dėl to, kad greičiausiai Varlinas taip savo sąlygas iškėlė, kad neturi būti, žinai, tų nuomonių, kur kitokios, žinai, tik į vakarų pusę, tai Juraitis matyt su tą sąlygą sutiko Varliaus, kad to pasirinkimo dėliai geriau turbūt, kaip tu ir pats sakai, tų daugiau reitingų matyt dėl tų pasipuikavimo reitingų, ar kaip čia, net nežinau, kaip paaiškinti iki galo. Man pateikti savo interpretaciją? Nežinau, kaip nori. Matot, aš vidinės virtuvės nežinau, aš asmeniškai sutariu normaliai. Taip. Manau, kad jeigu nori, tai gali tenai eiti ir kalbėti, bet kol kas atrodo, kad tas Varlinas bent dalinai ir tapo šventą karvę. Kodėl čia, aišku, kolegom patiem geriau žinot, bet man tai atrodo čia susijęs su sensacijų vaikymusi. Bet sakau, tai yra nerimta, nes tada orientacija į kiekybę, o ne į kokybę visiškai ir mes gauname, kad alternatyvi žiniasklaida skleidžia dezinformaciją, kas angliškai fake news yra vadinama. Tai yra didžiulė gėda iš tikrųjų. Didžiulė gėda. Bet, kaip pasakysiu, jeigu rezumuojant visą šitą, tai esminis dalykas yra toks, kad
baigiant dėl komunizmo čia, kapitalizmo, tai kadangi socializmas, komunizmas tai yra kaip tik ta vat alternatyva, kur liaudis perima kontrolę į savo rankas, vienokiu ar kitokiu pavidalu, o kapitalizmas, kur tik saujelę valdo, taip tariant, vienas tai yra horizontalinis toks santykis socializmas, o kapitalizmas piramidė gali. Tai natūraliai, net jeigu daleiskime QAnono ir kampanijos sąmokslo teorija ir būtų tiesa, tai tas Baalo kultas ar ten dar kas Dievas tėvas jas ten žino, tai jie turėtų būti už kapitalizmą 100%. Problemėlė yra tik ta. Jie yra už, kaip pasakyti, jie yra už tokį korporacinį kapitalizmą, kur jau tokią fazę pasiekė, kad nebėra vietos tiems smulkiem kapitalų savininkam. Ir man atrodo, kad QAnono judėjimas didelė dalimi atspindi psichologiją tų vat, žmonių, smulkių verslininkų visokių, kurie turėjo savo vat, kažkokį bizniuką, jie mylėjo šitą sistemą, bet jie vat, prarado kažką, jie jaučiasi nuskriausti, jie nenori kitos sistemos, kažkokių kitų gyvenimų, kitų tvarkų, jie nori palikti kaip yra ir atgauti, atsikovoti, ką jie prarado. Tai vat, tokias nuotaikas, man atrodo, QAnon atspindi. Na, o kuo tai baigsis, tai kaip sakiau, didžioji dalis visai nusivils, dalis fanatikų liks, dalis blaivių eis ieškoti. Ir sėkmės tiem, kurie ieškoti, nes tikrai verti. Na jo. Dar minutę laiko paleisiu iš tos pačios laidos. Aha. Gerai, klausom. Paklausykim, ką čia toliau jie kalbėjo nuo minutės. Rinko ir už tai Jo, Tuoj. nors ten, nežinau. Ta pati chebra vis tiek. Nu tai aišku, nu. Ir jie suprant, ir tarp jų buvo nuotraukų, žinai, eina ten, matosi šautuvo, žinai, gilzė užstrigusi, šitoj spinoj, žinai, nu matosi užstrigęs tas šautuvas. Eina tokie, žinai, kareiviai, didieji kariūnai, žinai. Vakandos valstybės, blemba, įkūrėjai, vienu žodžiu. Savo priesaiką jie duoda, žinai, čia galima pasiklausyti, ką jie šneka, kaip jie čia, žodžiu, kaip čia, kodėl jie to daro, žinai, ir visą kitą. Čia apie antifinius judėjimus kalba, trumpai pakomentuosiu. Žodžiu, ideologija yra kieta, eina marksistinė, normali, nu, ne marksistinė šito vietoje iš tikrųjų. Principai marksistiniai, bet tokių dalykų jie čia nešneka. Jiegi čia matai nepakinasi aplink, žinai. Bet kaip paisis, žiūrėk, su... Tai va, trumpai čia dar tik, kad antifinius judėjimus jis ir Aš kiek tų laidų čia pažiūrėdavau, kartais aš jau irgi perpratau, kad hipnozių daug, tų emocinių, bet aš šiaip smalsumo dėliai pažiūrėdavau, tai jis kaip, nežinau, tokia kaip šizofrenija, ar kas jam kas 15, kas 20 minučių, viską, kas bloga, primeta komunizmui, marksizmui, nu kaip užsuktas, aš nesuprantu, robotukas, kas... Ar tu išvelgi, kad antifiniai tie judėjimai gali irgi būti kaip marksistinės ideologijos principas? Tavęs paklausiu. Na, iš esmės tai tikrai ne, bet reikia turėti omeny iš tai, kad, kaip pasakyti, tie antifiniai judėjimai tai yra, kaip pasakyti, tai yra išvirkščioji pusė Q judėjimo. Nes Q judėjimas yra kas? Tai yra Trumpo tokie fanatiški pasiekėjai. Kas yra antifiniai judėjimai? Tai yra Clinton ir Sorošo, reiškia, šito flango, sakykime, atstovai. Ir todėl nenuostabu, kad ir Sorošo fondas, pavyzdžiui, tą Black Lives Matter finansuoja labai dosniai ir įvairius taip vadinamus kairiuosius šitą Europai ir Amerikai. Tai čia yra faktas. Bet esminis dalykas yra tas, kad vadinami kairieji šiuo laiku su marksizmu ir komunizmu iš tikrųjų jie nieko bendro neturi. Todėl, kad pats judėjimas komunistinis jau smuko labai smarkiai nuo Chruščiovo laikų. O nuo Tarybų sąjungos žlugimo, tai, kaip pasakyti, tas senasis klasikinis komunistinis judėjimas, jis beveik kaip ir numirė, galima sakyti, liko labai nedaug iš jo. Ir kiek jo likė, tai mutavo arba A į mažutės tokias sektas, kurios ten Stalino portretą meldžiasi, nu taip grubiai tariant, arba B išsigimė į tuos vadinamus kairiuosius, kurie ten už gėjus taip vadinamus, už ten visokius ten juočkių riaušės ir panašiai. Bet tai su Markso ar su Lenino idėjomis neturi nieko bendro, nes
Markso visos idėjos esmė tai yra išlaisvinti žmogų nuo, kaip pasakyti, nuo gamtinės ir nuo ekonominės prievartos, kad žmogus turėtų laisvę ne ten, kas nori su kuo tenai, nežinau, į užpakalį tenai darytis, ar ten šitą išsidirbinėti visai, paišyti pimpalus, ten deginti kažką, kad žmogus turėtų galimybę realizuoti savo kūrybinės jėgas. Tai kaip šiuolaikinis, vat mano galva vienintelis žmogus, kuris bando šiuolaikiškai rutuliuoti marksizmą, Markso mokslą šiais laikais, Sergejus Kurginėnas sako, komunizmas tai yra aukščiausių kūrybinių galių žmoguje išlaisvinimas ir pažadinimas. Va yra esmė komunizmo. O tų vadinamų kairiųjų, tai jie net nekelia klausimo dėl... Na taip. Kuo daugiau lesbiečių, kuo daugiau tų visų imigrantų, kuo daugiau viso šito, tuo geriau. Bet kapitalizmą paliekame. Na taip. O mažutė dalelė sako, ai, tai tipo mes čia panaikinsim tą kapitalizmą. Bet esmė tai yra kaip visokie nacionalistai, neonacijai buvo naudingi idiotai, panaudojami Amerikos imperijos Maidane, šitie, kurie žudė nekaltus žmonės ir darė riaušes ir baisybės Ukrainoje, tai jie nacionalistai, nacijai, bet jie save laikė kažkokiais kovotojais prieš kažkokią sistemą, subjektyviai, o objektyviai jie tarnavo tą sistemą. Lygiai taip pat šitie pseudo komunistai ir pseudo kairieji vakaruose, jie atlieka tą pačią funkciją kaip tie naciai. Na taip. Mano požiūriu, pirma, reikėtų domėtis pačiomis Markso idėjomis, nes jos, aš dar kartą kartoju, jos su socializmu susijusios, o socializmas tai yra alternatyva faktiškai genocidui arba vergoviai. Nes jeigu mes paliekame kapitalizmą, mes turėsime lyšnų žmonių problemą su robotizacija, milijonai, milijardai bus nereikalingi ir tiesiog bus labai liūdna. O socializmas gali visą tai pakeisti. Va. Tai jau dėl to reikia aiškintis. Tai antra, tai aš paklausiu, jeigu ta visa sistema meluoja ir nors 30 metų beveik nebėra Tarybų Sąjungos, bet juodina ir šmeižia. Tas toks jo, tai... Gal ten pakasta kažkas, ką vertėtų žmogus. Na, jo, tai taip, juk. Iš tikrųjų. Na, tai taip, jau psichiškai tiesiog veikia, kas dar žmonės nėra visiškai užhipnotizuoti, tas vis kišimas, kad čia mus puola. Tie komunistai. Tai čia jo. Kai Egidijus Baltušis, kai sakė jau žmonės, kaip ten irgi jis neiškentęs ar smegenų sifilių, sakosi, ar kas jiem, tai sako, gyvenkim savo, žiūrėkim, kas mums geriau, baigim tą karą, nes dabar gaunasi, kad jau 2 karus reiks kariauti ir su Rusija dar nebaigiam ir su vakarų tais globalistais, tais visais parazitiniais visokiais, žinai, tai mes tokie... Iš tikrųjų reikėtų pakariauti, o su Rusija geriau būtų normaliai. Jau pabaigtą karą reiktų jau. Deja, lietuvių dalis tiki, kad Landsbergis išlaisvino, kad Trumpas ten koks dievas ir kad rusai puola. Duok dieve, kad atsibus, pakol nevėlu. Na tai taip, aš čia toj socialiniai erdvėj kažkiek pasižiūrėjau, žinai, tokį dar tau pamastymį klausimą ir čia tokią grupę įsteigiau, kad bendraminčių tokių rinka, kurie dar moka sveikai bendrauti, kaip sakyt, pagarbiai. Ir, pavardėm nenoriu, čia jau ir tai prikalbėjau, bet yra ir kitų laidų vedėjų, ir tokių žinomesnių, kur pabendrauji, žinai, tom temom, kaip reiktų kariauti su tom blogybėm iš vakarų, viską, žinai, kažkur diskusiją užvedė, kad gal reiktų pabandyti bendradarbiauti ar su Baltarusija, atrastų prekybinių ryšių ir su Rusija, bent minimaliai, kad savo šaliai naudą gauti. Ne kad ten, kaip sakant, kad čia draugauti jau stipriai, bet bent kažkokią naudą išgauti savo šalyje, ne, dėl ekonominės tos srities viską. Tai plemba, tai pažiūriu, irgi jau tokie, net nesileidžia į diskusijas, kiti vis tiek, jie nori kovoti už tą gėrį, prieš tuos farmaciją medicininę, prieš tas nesąmonės, kad mes išgyventume mane, bet į tas diskusijas, kad reikia nutraukti tuos karus su kaimyniniam šalim, vėl nesileidžia. Tai supranti, aš savyje pagalvoju, tai
ko jie siekia, prieš ką jie nori kovoti, jeigu jie turi dabar tą, supranti, ką aš noriu pasakyti, taigi jūs turit tuos santykius, tuos, kaip sakyt, užsienio santykius, iki to esat jau išsikovoję, tai prieš ką jūs bekovojat, aš nebesuprantu. Tai čia reikia mums, nežinau, kokio, kaip aš juokauju su kolegom, prezidento tokio stipraus, kad sugebėtų kovoti su vakarų, tą globalistinę korumpuotą parazitinę didybę prieš rytų gigantę šalį. Čia mums net Trumpas prezidentas nepadėtų, Trumpas, kaip kiti vadino, čia reiktų išrinkti gal kokį ilgą jau prezidentą. Nu, tai kas čia kovos? Nu, tai jeigu prieš visus kovot, tai... Ir aš galvoju dabar, jeigu būtų tokia situacija, kad, nu, kažkokiu būdu, ar ten tie, vat, prie lovio sėdintis mūsų, kaip čia visi sako, valdžiažmogiai pasitrauktų ir reiktų nuo žmonių kažką tokio, nu, nuo visuomenės išrinkti, tai vėl man tokia nuojauta, kad aš bijočiau vienytis su tais garsiai šaukiančiais, kaip vat, aš galvoju, kaip jie dabar nori kovoti, kaip tokių yra ir lyderių grupelių ir viską. Jiegi vėl nubėgtų tą pačią kovą tęstų, kur jau 30 metų gyvenom ir kovojom tik į vieną pusę, patys lėkėm į tą vakarų nevaldomo laukinio globalistinio pasaulio glėbį. Tai kam čia ką kovoti, jeigu vėl to pačio trokšta? Nu, vat, ar tu supratai, ką aš savo mintyse? Kaip tu manai, kaip būtų, vat, jeigu reiktų mums kažkokiu būdu valdžią pakeisti, ar čia kažkas keistus, ar yra tokių? Žinot, visų pirma, aš pasakyčiau, kad Lietuva principe yra priklausoma nuo didesnių jėgų, kur yra aplinkuje. Todėl, kai buvo sąjūdis ir šūkis apie nepriklausomybę, tai buvo visiška demagogija, nes, na, kaip pasakyti, visiškai nepriklausomų šalių iš viso nėra, ypatingai tokių mažų. Tai mes gavom nepriklausomybę nuo Tarybų Sąjungos, o paskiau nuo Rusijos. Ir gavom visišką priklausomybę nuo Europos Sąjungos ir nuo Amerikos diktato. Tai klausimas, koks yra tos nepriklausomybės, taip vadinamas kabutėse, pozityvus turinys. Jos turinys yra toks, kad buvę pseudokomunistai, spekuliantai ir mafijozai išgrobstė valstybinį ir kitą liaudės turtą, tapo kriminalinė tokia pseudo-buržujų kapitalistų klase, kuri dabar susikūrė valstybę su savo konstitucija ir įstatymais ir viskuo, kur gina jų, o ne tautos daugumos interesus. Analogiškai įvyko visoje rytų Europoje. Ir jie įlindo Amerikonam į užpakalį, taip sakant. Na ir kad šitai pasikeistų, tai turėtų vykti didžiuliai geopolitiniai poslinkiai, kurių mes įtakoti negalime. Ką mes galime daryti, tai yra kaip minimum šviesti visuomenę ir kovoti prieš rusofobiją ir prieš šitą, kaip pasakyti, psichozą ir istorinės sąmonės iškreipimą. Na, tai kažką pasakyti norėjau? Ne. Atsiprašau. Ir šitą tiesiog zombinimą, kai va, rusai puola, čia mūsų komunistai kažkokie žudo, čia naikina, nu jūs atsibuskit. Lietuva niekada taip neklėstėjo kaip LTSR, čia yra faktas, visi ekonominiai rodikliai, kultūra visą tai rodo. Taip. Rusija reiškia dabartinė, taip ten yra kapitalizmas, taip ten elitas žulikų, bet Rusija bent jau bando savarankišką kelią kurtis kažkokį, ne dėl to, kad Putinas dievas ar labai altruistas didelis, tiesiog dėl to, kad vakarų klubas turi ribotą vietų skaičių ir Rusijos tai viršūnėliai nėra vietų. Rusija priversta ieškoti savarankiško kelio ir Rusijoje yra potencialas ir objektyviai, tai yra žmogiškųjų, sakykime, pajėgumų prasme, gamtos išteklių prasme, geografijos prasme ir subjektyvia prasme, tai yra kultūrinė lygio, tautos savimonės prasme, sukurti alternatyvą ateityje, kažkokią naują socializmo, sakykime, formą. Na ir kad Lietuvoje kažkas keistus, tai iš esmės turėtų būti takoskyra su vakarų tuo pasauliu, su Europos Sąjunga, su NATO. Po kol mes esame šitame, tai čia tikėtis, kad kažkas tokio bus, aš manau, tai yra utopija paprasčiausiai. Nes jeigu tai ir įvyktų, tai neįvyks, bet jeigu tai ir įvyktų, tiesiog tokią mažą šalelę sutraišktų. Paimkime Baltarusiją. Lukašenka daugiau mažiau taip laviruoja savarankiškai, bet vis tiek, kai jis išeis anksčiau ar vėliau, mirs ar ką.
Tai man atrodo, Baltarusija arba įsijungimas į Rusijos sudėtį, arba šitą, kaip pasakyti, arba Maidanas laukia. Na, Maidanas tai iš viso susinaikinimas ir išsilakstymas į vakarus. Aš gink dievę nesakau, kad Lietuva turėtų jungtis į Rusijos ar kažkokios kitos valstybės sudėtį. Aš sakau, kad Lietuva turėtų savarankišką turėti poziciją, bet ta pozicija turėtų būti draugiška rytų atžvilgiu. Ir tai įmanoma bus tik, kai globalūs procesai. Suprantama, ką noriu? Mhm. Va. O Suprantu. dabar švietėjiška veikla, organizacijų, kolektyvų kūrimas, jai vystyti ir žmonės blaivesnius telkti. Galima bandyti, jeigu, na, dabar aš nematau prasmės, bet jeigu būtų rimta organizacija, galima bandyti rinkimuose padalyvauti, bet neturėti iliuzijų, kad kol nesikeis tarptautiniu mastu, tol čia kažko tokio nebus. Principas. Tai va. Aišku, dėkui už tavo nuomonę. Kažkiek pabendravom, tas ir yra tikslas mūsų, kad ir mūsų grupė, kažkiek narius esančius grupiai įkūriau, aš grupelę prieš 3 mėnesius, kad mąstytų tiesiog žmonės veikai, aš nesakau, kad čia būtinai ar pataikauti, ar rytam, ar vakaram, bet neįtikėt, nes dažnai pasitaiko tų tokių, kaip liaudiškai sakant, ant bačkų šokinėtojų, kur ypač žmonijos nelaimių metu mėgsta pasipuikuot, pasireitinguot ir yra dar daug įtikėjusių Juraičio ta veikla. Aš nesakau, aš nesu 100% prieš, ką jis daro, bet yra detalių, kur jis paaiškina gerai tos informacijos, bet jo jaučiasi tas, aš nežinau, ar tu, Kristoferi, jau sakei lyg ir tu taip manai, kad kažkiek tos sąmonės išmagnetizuoja, iš žmonėm tokių prikiša tų projektų neaiškių, yra ir daugiau, ten su Audriu Bružu, jo tos laidos, kur ten apie tas vištų piramidės visokias jis ten aiškina, prieš rinkiminė čia yra manipulacija, tik žmonių protam užburti, aš įsitikinęs 100%, nes piramidė tai ta pati hierarchija, vis tiek suveda į vieną. Plus buvo tokie atvejai, kai Paulius Daugalas ir pas mus čia bendrauja, jis visuomenės tarybos narys ir Juraitis su juo bendraudavo, bet po vienos Paulio Daugalo ten atsiųsto video užsiblokavo nuo Pauliaus, plus per Stanislovą Tomą advokatą, per patį Juraitį bandėm į Juraičio laidą Paulių, kaip sakyti, siūsti, kad jis aiškintų, nes Paulius 2 metus jau tą idėją panašią analizuoja ir kartais man nuojauta susidaro, kad tiesiog po tos laidos paėmė Pauliaus tą kopiją ir perdavė Bružui, aš neteigiu 100%, bet tiesiog gal nukopijavo ir paskui nuo Pauliaus atsiribojo, tiesiog atsiblokavo, kad tokia idėja jaučiasi lyg vos nenusavinta, o Pauliaus idėja buvo, kad su visuomenė ryšį išlaikyti tiesiogiai, be jokių ten piramidžių ir panašiai, čia daug nenoriu plėstis, bet tokie, kai paskui sako, kodėl jūs jaunesni žmonės ar kiti ten nesiūlot idėjų ar kažką, tai jeigu tokie atvejai pasitaiko, kad netgi kaip ir nusisavina to jauno žmogaus idėją ir nors ilgą laiką Juraitis su Pauliu Daugalu bendravo ir būtent tuo momentu užsiblokavo, atmetė jo bet kokias diskusijas laidoj, kad iki rinkimų išrinkt, kuri geresnė idėja, ar Bružo, ar Pauliaus, diskutuot 2-3 laidas, sakau, kur Paulius tiesioginį ryšį su visuomenė per technologinės tas siūlė, tai lyg ir geriau mano protų būtų, bet ir tai, sakau, nenoriu kišti savo nuomonės, bet žmonės pagalvokit, kas kaip, ką pateikia, emocinių lygių, ar nuoširdžiai, ar naudojasi jūsų, kad tom emocijom aš nežinau, ką dar pridurti, nes kiti sako, oi, čia, kaip sakyt, Juraitis kaip čia visko gero nori, bet pagalvot logiškai, visą jo veiklą sudėkim 5-6 metų su Paulausku signataru vėl, jis buvo susidėjęs, iššoko ten į jo valtį, susipyko ten, aš pats bendravau su signataru, telefonu beveik valandą iškalbėjom ir signataras tą patį sakė, mes sako, tyliai dirbam, kažkuriom kryptim, kad visuomeniai pateikti gerų idėjų, išdirbti, realybę pernešti, o Juraitis pasičiupdavo pusę darbo, išviešindavo ten ir tam pasipuikavimui, reitingų susirinkimui, sakė, jau atsikratyti jom nebegalėjom per jo tokius
per tokį elgesį į teismą jau, sako, planavom netgi duoti ir taip toliau. Iki Paulausko signataro vėl ten kažkurioje liaudės partija, kur jis ten šoko, jo vos atsikratė. Dabar prie Vaišvilo signataro čia. Tai ir visi kalti, tik ne jis, suprantat. Visur į ekraną, vat, jis godžiasi jum, kaip sakyt, kad jis, ale jį visi vos neapgavo ir taip toliau. Tai logiškai galvojant, per 5-6 metus tai galėjo būti su tais žmonėm, kur vienijo, kur bendraminčius rinko, įkurti ir savo partiją per tiek laiko ir kažką sukurti, tą žmogišką produktą. Toks, vat, kažkoks ore, emociniai burbulai pas kažkaip, vat, ir tos produktus, va, tokius kuria keistus, kad tą sąmonę mūsų biškį prigesint, priglušint. Tai aš nesu gal iškalbus, laidas dar nesenai pradėjau kurt, bet kaip galėjau, tai paaiškinau. Tai vat. Ką tu, Kristoferi, dar nori pridėti? Kad teisingai samprotaujat iš esmės. Aišku. Tai ką, tai ir baigsim. Vat, kažkiek dėkui, kad padėjai, kaip sakyt, pabendraut, Ačiū, kad padiskutuot. pakvietėt. Nu jo. Gerai, ačiū, viso gero. Ir žiūrovom, jo, viso geriausio. Tai nori dar truputį lik Zoom'e, aš pabaigsiu laidą ir. O tai jau baigė?